Ant kilimėlio Orlikis. Štai, Orlikis su visais prizais, kol kas statom tos prizus. Štai Orlikio vadui Evaldas Stanys įteikiama licencija. Žiūrėkit, jau legalas tapo. Legalizuojasi visas klubas. 5 licenzijos, kurios, aišku, atstovauja jie dviesi, ten 3 ūkininkai, viena mergina. Neišleido jos su Evaldu važiuoti čia. Dėl aiškių priežasčių, nu pažiūrėkite jos, aišku, čia. Tėvai neišleis jos. Taip, kad jiem perduodu žodį ir licencijas 5. Tai palauk, mes ir šnapso nešam, bet... Kaip ten su tuo reglamentu už vieną licenciją, kiek dėžių? Nepamenu. Dabar mes važiavom lygti... Atsiprašau dar. Pradėsiu nuo Pūgos galbūt, ne nuo Ričardo. Važiuojam, kai išgirdom, kad bus Pūgos gimtadienis, pasikvietėm geriausią Zarasų menininką, sakom, taip ir taip reikia dovanos. Aš jam pusę valandos aiškinau, kas yra Pūga, panašiai, čia prieš važiuojant pusvalandis, atbėga, atneša atvirutę, rodo, klauso, kas čia? Ko prašyti, sako, tai ir gavai. Nu, kad žiemą aš matau, o kur sakau Pūga? Nu, taigi pats sakėjai, kad Pūga yra ta vieta, kur vyrai ramybę randa. Bet dėl to tokia ramė atvirutė gavosi. Pasigalėkite klube. Vien tik su atvirutė kažkaip važiuoti nebuvo gerai. Su Audrium apėjom gėrimų parduotuvę, žiūrim propeleris. Prie atvirutės ir galvojam tinka. Paėmėm propelerį dar. Tada skambina Ryškas, sako, žinok, licencijas gausite. Audrius greitai namo, sako, ant dėžės išgramdė va čia nuo Orlikio ženkliuką, pakrovėm dėžę. Nu, galvojam, vienas klubas, vienas reglamentas. Nu, negi 5 dėžės viešių žiemą. Klubas su gimtadieniu. Atsiprašom, kad ne visi, nes mūsų dalis žmonių yra ūkininkų sąjungoje dalyvauja, šiandien suvažiavimas. Dukrelės nedrįso, nes galvoju, ką žmona pasakys jeigu. Kas vienas reise palei Ispaniją mandarinus vežiojo, vienas Norvegijoje. Nu ir nuo vieno, kuris invalidų vežimėlį linkėjimai. Nuo šiol klubas Pūga gali asocijuoti su klubu Šerkšnas. Taip, toliau čia girdėjau Pūgos prezidentas Mantas kažką bandė tarp žodžius, tai kad jis mažiau šnekėtų. Jam yra suteikta federacijoje instruktoriaus kvalifikacija. Tuo aišku, nuperkama visa Pūga ir taip toliau. Dirbam. Aišku, jis daug idėjo prie to. Šiemet prie sporto. Aišku, gal Pūgos nukentėjo kažkiek šitie reikalai, va tokie, kokie šiandien vyksta, bet jis įnešė į sportinę daug veiklą. Žiūrėsim kaip toliau, kuo pakrypčia Pūgo reikalai. Dar noriu pakviesti Karolis Maldutis, toks yra, jis gauna licenciją, jis sėdi Danijai, bet puikiai vietą jos skraido ir atstovauja jį Sandra, kurie ateis pas mane šiandien ir paimsiu iš jo. Licencijuosime su juo jau kaip nors vėliau. Štai. Nu ir dabar, kas čia man liko nuo federacijos sekretorius Kęstutis štai ištraukė analizės jau visai didelė. Štai yra nuo federacijos pateikta